Įdomus paradoksalus atvejis, kad žmonės, kurie ateina su netektimi, žinoma, jie neateina, kai netektis tik ar ne, tik įvyko. Tai vis tiek ateina dažniausiai, kai jisai jau yra 4., 5., sakysime, toje gedėjimo stadijoje, kai jisai jau eina iš skausmo, nori išlipti iš skausmo ir eiti į susitaikymą. Ir jam dažnai toje vietoje jisai užstringa, neišlipa iš skausmo. Pagrindinis faktorius yra skausmas. Ir kai žmogus vedamas skausmo eina ieškoti priežasčių, dažnai jisai nesustoja ties to momentu. Dažnai jisai nueina į kitus momentus, kurie yra susiję su skausmu. Jeigu jisai sustoja tame momente, tai taip mes irgi tada žiūrime, ar tas skausmas, kurį jis dabar dar nešiojasi, ar jis jam padeda, ar jis jam gyvenime galbūt jau metas jį paleisti, ar ne, ir eiti į kitą jausmą, kuris padėtų ir jam, ir tam, kuris išėjo.